Va kaip jis atrodo. Čia truputį yra kažkas palankstyta, bet realiai slengstis va yra paėjęs. Vandens linija. Gan aukštokai, bet žinokit, atidariau pasižiūrėti, kilimai viskas švaru, visiškai nesudrėkia, nešlapia, neprasmirdė. Kas geriausia apie tą mašiną, pažiūrėkit, kiek yra mylių. Aišku, turbūt yra klema nušovusi, neina užvesti, kol kas masės jokios nėra. Čia yra keletų pabrėžimų tokių. Bet kaip tokių metų ir tiek mylių, čia tokie nežymus, aišku, kaip visą laiką, tai manau, kad neblogas variantas, žinokit, nei kvapo, nei pelėsio nėra nieko. Reiks pabandyti klemos uždėti, pabandyti nueiti paprašyti, kad ant akumuliatoriaus uždėtų. Tuoj dar vidų parodysiu. Čia galiu parodyti, kažkas turbūt rakinėja, žiūrinėja, suprantat, irgi aukcionas bus penktadienį. Manau, kad jinai visai pigiai išeis. Nu, aišku, reikia cheminį padaryti, tvarkyti, žinai. Čia kažkas atšokė. Bet šiaip visokių dar rakandų tiesiai į aukcioną atvežė. Bet šiaip tai visiškai, kaip sakant, jokio ženklo. Pabandom. Ne, niekas nereaguoja, bet yra raktas pakabintas. Tai nueisim į galą, parodysiu. Čia, aišku, rakandų tu. Nereikalingų visko. Filtras išimtas, dar kapotą atidarysiu. Pažiūrim dar iš priekio. Labai tvarkinga. Liuko nėra. Čia irgi, žinokit, išvis visiškai kaip nebuvo to vandens.